Sveiki mano mėly žiūrovai. Šitas video bus turbūt ilgiausias projektas, kurį mes esam darę ir galbūt užtruks padaryti metus laiko, nes mes darysime alų. O alų aš noriu padaryti seniausiu būdu. Noriu užsiauginti savo javus, noriu juos išsidžiovinti, užraukti, apinių prikrauti, visą tą alaus procesą atlikti ir tada ramiai ant kelmo atsigerti aliuko. Kodėl mes esame būtent šitoje vietoje, tai čia yra buvusios mano būstinės teritorijos. Tai noriu padaryti tobulesnę versiją, negu anksčiau aš turėjau, nes mūsų anksčiau būstinės būdavo padarytas ten iš paprastų lentų, stogas asbestinis. Dabar noriu padaryti būstinę su pamatais, paprastais, kuriais galima nuimti bet kada. Sienas norim padaryti iš molio, kad būtų molingos sienos su šiaudais. Niekad nesu mėginęs tokios technologijos, tai noriu išmėginti. Prieš tai, jeigu pastebėjote, filmavau tokią video kaip Irakas ir aš jį filmavau 22 dienas ir mes sumontavom tiesiog vieną video. Ir žmonės rašo, Vaidai, norėčiau žiūrėti ilgesnius tavo video, kad keltum kasdien panašiai ar kažkas panašaus, nes jūs labai daug iškarpat, nes iš tiesų mes labai daug iškarpam. Iš 50 valandų mes padarom 50 minučių, kažkas tokio. Tai dabar šitas video bus būtent toksai, kad mes kelsim būtent iš tos dienos, ką padarėm, įkeliam į YouTube. Ir tada kitą dieną. Ir taip, kol atvažiuojam mes čia iš Vilniaus, nufilmuojam, įkeliam. Ir gali būti, kad galimai mes nieko nesugebėsim padaryti per tą dieną. Ir tai nebus blogai. Taip vyksta kūryba. Ir namo statymas yra labai ilgas procesas. Išsirinkam vietą. Čia kadaise buvo upelis ir bėgdavo vandeniukas. Dažniausiai vandeniukas bėga pavasarį ir rudenį, kai būna drėgna. Jis kartais pradeda bėgti. Todėl mes norim kuo arčiau upeliaus pasistatyti čia va pamatus. Jie bus maži. 3 ant 3. Norim padaryti gražų mažiuką namuką. Neaukštus, pačias durų taktas bus irgi galbūt tokias, kad aš įeidamas galvą trenksiu, bet kad išlaikytume pačias formas ir estetiškumą jis bus mažesnis negu reikia. Kaip ir mano tėvas visą laiką darydavo pirtelas duris, kad visą laiką galvą trankyčiau. Tada ateis pavasaris ir reikės žiūrėti, kur man reikės javus auginti. Čia bus kiemas ir aš čia pasisėsiu irgi su ranka, užaugs, prižiūrėsiu, kiekvieną piktžolę išrausiu ir tada ateis ruduo. Aš nusikulsiu ir džiovinsiu grūdus ir mėginsiu pasigaminti alų. Tai va toks turėtų būti procesas. O kaip aš turbūt nusikulsiu tos grūdus, irgi darysiu pjūklą. Viską mėginsiu pasidaryti, ką darytų senovės žmonės. Aišku, dabar aš naudosiu šiuolaikišką pjūklą, šiuolaikišką plaktuką. Aš atsinešiu akumuliatrinį, man reikės įsūkti medvaršius, įsūksiu. Bet kai jau bus viskas padaryta, šiandien namukas, bus visiškai pilnai nenaudojami jokie įrankiai, kurie mums suteiktų modernizmo šitam dalykui. Dabar einu apsiskaičiuoti, kiek man reikės įžambinės ir kurioje vietoje bus mūsų pamatai. Mąstau iš tikrųjų. Nes galvojam, ar naudoti cementą, ar nenaudoti cementą. Bet galvoju, gali būti, kad gal tiesiog iškasiu kelias duobutes, prikrausiu akmenų ir ant tų vietų uždėsiu didesnius akmenis, taip išsilyginsiu aukštį ir tiesiog to užteks. Bet gali būti, kad žiemą ateis pavasaris, tada ašalus išeis ir man gali išjudinti tas vietas ir tas mane nervuoja. Ir galvoju, ar tai bus ar nebus. Dar vis mąstau ir tam dalykui turiu maždaug porą valandų. Šiaip dar tėvas nežino apie mano šitą projektą, nes kaip mato, su gardinį dar, jo avelio gardinį, pradės ir ateisis tikrai klaus. Tai ką čia daro, darykit taip, arba šis nedarykit. Bet manęs nesustabdės. Žinau, kad finale vis tiek alaus atsigers ir man padės su alaus darymu, nes jis tai jau moka gaminti. Ir vyną ir alų. Bandysi perimti aš jo visą šitą amatą. Kodėl Toniuko nėra? Ką tik jisai čia buvo? Ir mes galvom, kad piemuo yra išjungtas, nes dažniausiai pas mus būna jisai išjungtas, kokį 99% niekad nebūna įjungtas. Ir va, viskas, dabar namie sėdi pasislėpęs už stalo, nes gavo per kleckas biškį iš elektros. Labai kulkšnis nusidilginau, tai einu nusipjausiu žolę ir tada išsimatuosim strižainę. Viskas, turim Toniuką. Aišku, purvinas biškį. Maždaug čia ir po to nuo jo užžaisim.
Tai įstrižainę prašojimo ant pusę cėmo, bet čia nėra svarbu, nes vis tiek čia bus akmenai ir po to, kai uždėsim lygų medienos ruošinį visą tą karkasą apatinį, tai gausis, kad galėsim pastumdyti ten biškį, ten ir viskas išsilygins. Dabar mėginu atsikast ir pasidaryti tokius takelius ir į ten įdėsiu visur akmenų bus prikrauta. Ir jie bus gal kažkokio aukščio išlyginti, aišku, nes man, kad šitas pusė yra biškį žemesnė, tai ten bus mažiau akmenuko. Tai turėtų labai gražiai atrodyti. Ir žiūrėsiu, ar tiesiog saunam užkamšyt, ar molį užtept ateity prieš dedant grinai medį jau ant viršaus. Pavyzdys, kodėl negalima kastuvų arba kirvių arba dalgių galast su bulgarike, šlifuokliu kampiniu. Parodys. Pasidaro minkštas, labai plonas kardą. Bet tam kartai bus gerai. Dabar nešu tenais žemės ir galvoju, kur galėčiau šitą dalyką visą panaudoti. Tai galvoju, padarysiu bliūdo formas, tokia kaip ir duobę. Įdėsiu celofaną ir ten galėsiu molį su šiaudais maišyti, nes man dar reikės šito viso dalyko sienam po to tinkuot. Iš viršaus atrodo, kai žiūrim, vienas galas biški ilgesnis, biški čia į dubę, bet viskas čia yra gerai. Medis vis tiek atsistos, kur reikia. Dar net gražiau. Čia nereikia, kad būtų viskas tobulai tobula. Dabar reikia mums susipęs 2 kaliukus ir pasigauti aukštį vieną. Reikia dabar daug akmenų prisikrauti čia visur priekį. Čia išbetonuosiu, turbūt šiandien išbetonuosim. Gal galėsim rytoj jau žaistis jau gražiai ir dėliotis akmenis, kad sukurtume tą tvorelę pamatų. Tai kur Vaidai vanduo? Čia būna vanduo, būna pavasarį, būna rudenį. Plius dabar bebrai yra tikrai užtvenkę. Šiaip šitą vasarą yra labai sausra. Tai kai malūnas stovėjęs, man dar net geriau, kad nėra vandens, nes aš galėsiu pasidaryti patį užtvankos mechanizmą ir po tokį vandenį paleisim. Jis iškart man veiks. Darysiu paprasčiausių principų, pasidarysiu tik tai pačiose kampuose polius, kad nereiktų betonuoti visų pamatų. Pasidarysiu, kad čia būtų tiesiog 4 kampai patys stipriausi. Tai man dabar reikia gražiai jo susidėti pirmą sluoksnį, tada susmaišyti cementą, užsibetonuoti, vėl suskrauti, vėl užsibetonuoti. Ir tą mes turim iki vakarą kokias 3 valandas. Anksčiau, kai vaikas būdavau, rinkdavau apvalius akmenis, kaip drakono rūtulius kokius. Ir mes jų tikrai turėjom daug, 7 tai tikrai. Ir būdavo, kad maldavom grūdus su jais. Ir gavos taip, kad kepėm duoną, bet pasirodo, kad tas akmuo buvo kažkas prastas ir jis nuskilinėdavo. Ir kai mes balkutės ar ką ten išsikepėm, labai būdavo daug akmenų tarp dantų. Čia irgi dabar atrodo vizualiai nekaip, tipo kam aš šitaip darau. Bus taip, kad čia galai užbetonuoti, čia bus palaidus kol kas akmenis iki tam tikro laiko, kai jau bus grinai medinis mūsų, kaip jis vadinas? Vadinkim grindų karkasas, kai bus padarytas. Tada mes dar geriau prikaišysim ir po to, kai su moliu lipdysim sienas, aš sutvarkysiu pamatus ir biškį jos aplipdysiu, kad nebūtų taip tokia palaidus. Bet čia bija didelės paskirties, kaip pamatai, nedaro nieko. Viskas dėl estetikos. Kaip matot, čia nes yra truputį toks nuolydis, tai vienoj pusėje pamatas yra beveik toksai prie pat žemės, o ten jau įsikelia. Tai čia darėm kuo mažesnį aukštį, o ten padarėm būtent tokį aukštį, kokį reikia. Dabar eisiu į garažą susivyrinti tokius stripukus metalinius, kad man būtų kur laikytis pačiam karkasui, ką tik sumaišiau šitą dalyką. Ir eisim betonuoti.
Neturėjau smulkesnių sriegį. Žinau, kad čia yra per daug geri. Biškiai mirksim per koks 5 cėmus ir laikysis. Pasidariau šitos laikiklius ir galimai dėsiu juos ne ant kampų pasirodo, dėsiu kitoje vietoje, nes jeigu ant kampų uždėsiu, man po to neužsidės šoninės sienos stojkės. O dabar eisiu ieškoti, su kuo nuvežtinas žvyro ir susmaišyti cementą. Kaip savo. Aišku, mano pusė žvyras. Pirmą kartą gyvenimą iš tikrųjų. Maždaug ties viduriu, labai čia nežiūrim kur tiksliai. Estetikos tai nebus, bet viskas veiks čia. Tai šiandien spėjom padaryti visus 4 pagrindinius mūsų polius, ant kurių laikysis visus mūsų gargaras, ir tik vieną kamputę pasidariau. Rytoj mums telieka padaryti dar likusius 3 kampus ir tada darysim balkes. Bėginsim iš tėvo paprašyti gražiuoju balkio, galės persipjauti per pusę, padvigubinsim net ir uždėsim tada čia. Tiksliau neuždėsim, bet padarysim šonę, nes negalimės dėti, kol dar nesustingę pilnai bus. Tas biškis nuliūdna, nes galvoju, kad šiandien spėsiu visus padaryti. Bet pasirodo, kad diena turi mažiau laiko, negu aš turiu darbų. Tai susitiksime kitame video. Čia buvau aš, Genijus Vaidas Grincevičius, ir iki pasimatymo.